Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. Pirma dalis. Džiūstanti giria. Ežiukas Latė liūdnas ėjo per girią. Kaip smarkiai ta giria pasikeitė. Vargšė giria, atsiduso ežiukas. Kasgi tau nutiks, jei taip ir nesulauksime lietaus? Juk pražūsi. Išties nedaug trūksta, kad šie niūrūs Latės nuogastavimai išsipildytų. Dar niekad giria netrodė taip varganai. Andai sudžiuvo tamsažalės pušų skujos, dabar styro baugiai rudi jų šepečiai. Spygliai vis byra ant žemės. Beržų šakos pusplikės, prorečiai lapai sausai šiurena vėjį. Žolė suzmego ir prigludo prie žemės, it gelsvas kilimas be gyvasties. Vien dygios usnys keroja. Net žemė iš sielvarto ėmė pleišėti, o samanos, sakytum traukdamos iš savo valdų, susigūžė ir įmantriais pavydalais išraitė uolas bei pavienius akmenis. Girioje neliko nė lašo vandens. Upės išdžiūvo, tuščios jų vagos žiojėdamos žvelgė į vaiskų dangų. Nebemurmleno vasarošiltė tėkmė ir nesimatė saulėje žybčiojančių purslų. Vakarais per girią nebenusidriekdavo gaiva ir naktimis su rasa nebekrito ūkanos. Išdžiūvo mažos kūdros, klanai ir valkos, kuriuose Latė su draugais anksčiau maudydavosi, šėldavo ir taškydavosi vandeniu. Kūdrų dugne, priekaištingai žvelgdami į kepinančią, kiaurai svilinančią saulę, sukrekėjusiame dumble stirksojo akmenis. Vandens gyvūnėliai, anksčiau vis šmirinėję po vandens lelijų lapais, pradingo ar įsirausė dumblan. Ilgiausiai prieš sausrą atsilaikė vaiskiai mėlynas upėtakių ežeras ir iš jo jūros link srūvanti upė. Ežeras buvo gilus, šaltiniuotas. Anksčiau prie jo suskrisdavo vandens paukščiai. Vandenį juk knibždėti knibždėdavo. Atsigerti ir pasiturkšti ateidavo ir sausumos gyvūnų. Tada buvo pats smagumas. Bet ir upėtakių ežeras išsausėjo. Rytą prie jo nuėjęs, Latė pamatė, kad vandens ir čia nė lašo nebelikę. Giliausioje upėtakių ežero vietoje gal dar ir užsiliko kiek vandens, bet šaltiniai jau išseko. Neatsigerti nebėra kur. Giriai grėsė pražūtis. Tad dar verta stebėtis, kad Latė buvo toks susigraužęs. Negi nieko negalima padaryti, svarstė jis. O gerklė vis labiau džiūvo. Groblėjosi it švitrinis popierius. Išgirdęs virš galvos sparnų šiurenimą, jis pakėlė akis. Virš medžių sukdamas ratus, ant žemės lėtai leidosi didelis juodas paukštis. Tai buvo išmintingasis kranklys Korpas. Pažinęs jį, Latė susirūpinęs linktelėjo. Giria tuoj visiškai nusigaluos, tarė jis, vos tik Korpas nusileido ant akmens. Tas tiesa, atitarė Korpas. Negi nieko negalima padaryti, negi žiūrėsime nuleidę rankas, paklausė ežiukas Latė. Ar jokio išsigelbėjimo nebėra? Taip, tarė Korpas, nelengva išgelbėti girią nuo džiūties, bet įmanoma, nekantravo Latė. Jis žinojo, Korpas nepaprastai išmintingas, tad jei sako bet, vadinasi, žino kokią nors paslaptį. Nekantriai mirkčiodamas, Latė žvelgė į kranklį.
Gal ir yra vienas būdas, paslaptingai tarė kranklys ir įbedė į latę juodas akis. Pabaiga. Antra dalis. Kranklio korpo pasakojimas. Sakyk, maldavo latė, sakyk, ką žinai. Nevertėtų per daug tikėtis, tarė kranklys korpas. Bet aišku, papasakosiu, ką žinau. Nors to sumanimo ir neįmanoma įgyvendinti. Sausra perkaitina vaizduotę. Ir korpas pradėjo pasakoti. Kai buvau jaunas ir vis leisdavausi į didingus žygius, kartą nusprendžiau ištirti viso pasaulio girias. Vis skridau, iš vienos girios į kitą, nuo vieno medžio prie kito. Buvau akylas ir ausylas, troškau apžiūrėti net slapčiausias kerteles, nugirsti tai, kas šnekama pasaulyje apie didžiuosius stebuklus. Bet juk tu žinai, tarstelėjo kranklys. Žemėje yra tokia galybė girių, kad joks kranklys neįstengtų jų perskristi. Bet kol lygiavaliai prisižiūrėjau, savo ketinimų vis neatsisakiau. Metus kitus paskrajojęs, tapau protingesnis ir apsisprendęs ramiai išmintingai gyventi, grįžau namo. Ar keliaudamas matei ką nors, kas padėtų mums įveikti sausrą, paklausė latė. Taip, mano draugė, atsakė korpas. Mačiau keistą akmenį, vadinamą vandens kiltuvu. Jis visai mažutėlis, galėtum suimti delne, bet turi stebuklingųjų galių. Vos padedi ant žemės, iš jo kaip mat ištrykšta skaidrus vanduo. Kilsteli aukštyn, vanduo nustoja srūti ir ant žemės jokios žymės nelieka. Kaip tas akmuo atrodo, susidomėjo latė. Raudonas, tarsi saulė vakarop, ėmė aiškinti korpas. Su tviskančiais lyg gryno aukso lapeliais. Iš tolo užmatytum, nes ten, kur jis guli, padėtas ant žemės, alma skaidri versmė. Šviesoje išžybčioja tarsi žvaigždė ir šviečia nelyg saulė, nepaprastai įspūdinga. O jei parsineštume į savo girią, vandens mums niekada nestigtų, paklausė latė. Taip, atsakė korpas, bet jo neįmanoma parsinešti. Kodėl, paklausė latė, kur jis yra? Šiaurės girioje, suirzęs kranktelėjo korpas. Bet tu, mažutėli, neįsivaizduoti negali, kokį tolimą kelią tau tektų nukakti, kol pasiektum šiaurės girią. Be to, vandens kiltuvas yra tos girios valdovo, rūsčiojo Lokių karaliaus Bantūro nuosavybė. Jis nieku gyvų neišleis tokio lobio iš nagų. Visa jo karalystė prismaigstyta nuožmių sargybinių. Jie akylai stebi, ar koks svetimšalis nesiartina prie jų valdų. O jei koks drąsuolis ir prasprūsta pro užkardas, sargybiniai kaip mat jį sučiumpa ir įmeta į kalėjimą. Ten jis miršta iš bado. Taigi matai, kaip yra. Kaip pasiekti tą šiaurės girią, tarsi praleidęs pro ausis kranklio korpo bauginimus, paklausė ežiukas latė. Nosies tiesumu, visą laiką eik į šiaurę, kranktelėjo korpas. Vis tolyn, kol pereisi visą mūsų girią. Už jos plyti vilkų karaliaus Glufuso valdos. Tai dar didesnė už mūsiškę šalis. Jei tik pavyktų laimingai ištrūkti iš vilkų nagų, eik toliau, kol prieisi jų girios kraštą. Už jos plyti Lūšių karaliaus Tibūro valdos. Tai visų didžiausia giria. Ten turi būti akylas, kitaip tave akimirksniu sudraskysi skutelius.
bet jei pavyktų išnešti sveiką kailį ir toliau eik tiesiai į šiaurę, o tada jau pasieksi šiaurės girią. Bet lig šiol dar niekas kaip gyvas nėra į ją įžengęs. Pabaiga. Trečia dalis. Ką Latė ketina daryti? Baigęs pasakojimą Kranklys Korpas šaižiai nusikvatojo ir pakilo į dangų. Puikus sumanymas, mažasis drauge, kranktelėjo Korpas. Bet nepuoselėk vilčių, vandens kiltuvo iš šiaurės girios parsigabenti nepavyks. Lokių karalius Bantūras šią brangenybę saugo kaip savo akį. Patikėk, Late, girios neišgelbėsi. Tebeskambant šiems žodžiams ausyse, ežiukas Latė leidosi į kelią. Buvo paskendęs mintyse, tad net nežiūrėjo tako. Atsikvošėjęs susivokė prieėjęs girios kraštą, didžiųjų ąžuolų guotą. Čia jų gyvena voveriukas Tjumas, susivokė. Reikėtų mudviem šnektelti. Ir užvertęs galvą, žvelgdamas į medžio viršūnę, suriko: Tjumai! Dar kartą šūktelėjo, medyje nekrust, jokio atsako. Keista, pagalvojo Latė. Senokai nemačiau Tjumo, kurgi jis pradingo? Bet tada ir vėl prisiminė vandens kiltuvo ir iš lėto pėdindamas namo įniko į apmąstymus. Kas nors juk turi tai padaryti, galvojo jis. Kas nors juk turi pamėginti nugvelbti iš Lokių karaliaus Bantūro vandens kiltuvą. Kranklys Korpas juk sakė: galėtum jį suimti delne. Taip, galėčiau, dargi žinau, kaip jį gauti. Staiga sustojo tarsi įbestas ir balsiai tarė: turiu tai padaryti. Jis lėgusios mintis kaip mat išgaravo. Ryžtingai paspartinę žingsnį, jis pasuko namų link. Kur taip skubi, Late? Suburbuliavo kely pasipynusi ponia Tetervinė. Į šiaurės girią, nė nestapteldamas atsakė Latė. O iš gretimo medžio, kuriame tauškėjo genys Pėteris, atsklido: Kur? Taigi į šiaurės girią, pradingdamas medžių tankmėje, pakartojo Latė. Priėjęs upę ant kranto rado ūdrą Flūrę, tupėdama į tarp dantų sijojo smėlį. Kur? Atsikrenkštusi pakėlė akis. Kuris nuėjo ežiuk, Latė? Skubu į šiaurės girią, pralėkdamas kaip vėjas, mestelėjo Latė. Kitą akimirką jis jau įpuolė į savo trobelę ir šoko krautis kelioninės kuprinės. Ponia Tetervinė tuo tarpu tupėjo prie tako ir vartė jį išpūstas akis. Genys Pėteris vos neiškrito iš medžio, o ūdra Flūrė išspjovė smėlį ir pakėlusi priešakinės letinas atsitėsi. Į šiaurės girią? Baugiai žvalgėsi jie. Tas Latė su protu susipyko. Gandas apie Latės žygį kaip mat pasklido po girią. Po kiekvienų krūmų tik apie tai ir buvo kalbamasi, ant kiekvieno tako apie tai kuždamasi, išdžiūvusioj girioj, sakytum, ir vėl suruseno viltis. Vos tik prabrėško rytas, žvėrys suskubo lydėti Latę. Visi sugužėjo prie jo trobelės. Vienas kitas gudročius dar bandė nuo tokio sumanimo atkalbėti. Niekas netikėjo, kad jam pavyks. Bet Latė užsimetė ant pečių kuprinę, užsikišo už juostos peilį, atsisveikindamas linktelėjo ir išėjo. Laimingai nulydėjo jį žvėris. Eglės viršūnėje tupėjo Kranklys Korpas ir kimiai juokėsi. Pabaiga.